Sveiki, šiandien toliau mokysimės apie tikimybės. Tai tarkim, aš turiu lošimo kauliuką. Ir tarkim, norėčiau suskaičiuoti tikimybę, kad metu šį kauliuką man atvirs 3 akutės. Tai ką aš daryčiau? Tai man palankės baigtis padalinčiau iš visų įmanomų baigčių, kadangi man palankiai yra tik tai viena baigtis, kad atvirs 3 akutės. O iš viso yra 6 įmanomos baigtis, kadangi kauliukas turi 6 sienelės, tai tikimybė, kad atvirs 3 akutės ir bus 1/6. O jei norėčiau sužinoti tikimybę, jog atsivers 1 arba 2 akutės, tai aš tiesiog sudėčiau šitas 2 tikimybės. Tikimybė, jog atvirs 1 akutę, plus tikimybė, jog atvirs 2 akutės. Ir tai bus 1/6 plus 1/6. O tai yra 1/3. Tai pakankamai lengva, kai aš kauliuką metu vieną kartą. Tačiau jeigu aš kauliuką mečiau 2 kartus ir norėčiau sužinoti tikimybę, kad man pirmą kartą metus kauliuką atvirs 1 akutę, o antrą kartą 2 akutės. Tai 1 ir 2 akutės. Tai ką reikėtų daryti, tai sudauginti šitas 2 tikimybės. Tikimybė, jog atvirs 1 akutę, kart tikimybė, jog atvirs 2 akutės. O tai yra 1/6 kart 1/6. Tai yra 1/36. Tai kai mes turime žodelį arba, tai mes turime visą laiką naudoti sudėtį. O kai turime žodelį ir, tai mes turime naudoti daugybą. Ir šitą formulę galime labai lengvai patikrinti. Tarkim, aš turiu 2 eurų monetą ir ją metu 2 kartus. Ir noriu sužinoti tikimybę, kad abu 2 kartus atsivers herbas. Tai galiu išsirašyti visas įmanomas baigtis. Tai man gali atsiversti 2 herbai, arba 2 skaičiai, arba gali atsiversti iš pradžių herbas, paskui skaičius, arba atvirkščiai iš pradžių skaičius, paskui herbas. Tai iš viso yra 4 baigtis, o iš jų mums palankiai yra tik tai 1. Tai atsakymas turėtų gautis 1/4. Ir pamėginam patikrinti. Tai man reikia tikimybę, kad iškris herbas, sudauginti su tikimybė, jog iškris herbas. Kadangi šitos 2 tikimybės yra lygios 1/2, tai 1/2 kart 1/2 ir bus 1/4. O jeigu aš norėčiau sužinoti tikimybę, kad herbas iškris bent 1 sykį, tai dabar man palankios yra 3 baigtis. Šita ir šitos 2. Tai atsakymas turėtų būti 3/4. Arba aš galėčiau sudėti tikimybę, kad iškris 2 herbai, plus tikimybę, kad iškris herbas ir skaičius, ir tikimybę, kad iškris skaičius, o tada herbas. Kadangi šitos visos 3 tikimybės yra lygios 1/4, tai atsakymas turėtų būti 1/4 plus 1/4 plus 1/4. O tai ir būtų 3/4. Tačiau jeigu aš turėčiau daugiau metimų ir man reikėtų sužinoti, kokia tikimybė, kad iškris herbas bent 1 sykį, tai aš galėčiau iš vieneto atimti tikimybę, kad nei sykį neiškris herbas. Kadangi aš žinau, kad visų tikimybių suma yra lygi 1. Kadangi aš turiu 4 baigtis ir man jos visos 4 yra palankios, tai visų suma bus lygi 1. Tai tikimybė, jog herbas iškris bent 1 sykį, yra lygi 1 minus tikimybė, jog iškris 2 skaičiai. Štai šita tikimybė. Ir tai būtų 1 minus 1/4 ir aš gaučiau tą patį atsakymą 3/4. Tai ką aš padariau, iš visų šitų baigčių
atėmiau štai šitą ir gavau štai šias 3 baigtis. Tai pamėginkime išspręsti keletą uždavinukų. Tai pirmame uždavinėje mes kauliuką metame 4 kartus. Ir mums reikia sužinoti tikimybę, jog nei kart neiškris 6 akutės. Tai tikimybė, jog nei kart neiškris 6 akutės, aš pavadinsiu P nuo A. Ir tai turėtų būti lygu 5/6, kadangi mums gali iškristi 1, 2, 3, 4 arba 5 akutės, o iš viso galimų baigčių yra 6. Tai kadangi aš kauliuką metu 4 kartus, tai man šitą tikimybę reikia sudauginti 4 kartus. Ir aš turėčiau gauti tikimybę, jog nei kart neiškris 6 akutės. Ir ta tikimybė yra lygi 625 padalinta iš 1296. O tai apytiksliai yra 0,48. Arba 48 procentai, jog iš 4 metimų nei sykį netvirs 6 akutės. Tai keliaujame prie kito uždavinio. Tai uždavinio sąlyga mums sako, kad tikimybė, kad krepšininkas įmes baudos metimą yra lygi 0,8. Tai tikimybė, jog pataikys, yra lygi 0,8. Ir mūsų klausia, kiek baudos metimų jis turėtų mesti, kad tikimybė pataikyti bent vieną kartą būtų nemažesnė už 0,99. Tai tikimybė, jog pataikys bent vieną sykį, yra lygi 0,99. Tai, kad nereikėtų žaisti su pataikymo tikimybėmis, mes galime atlikti štai tokį veiksmą ir šiame uždavinyje. Tai mums reikia sužinoti, kokia yra tikimybė, kad jis nepataikys. Kadangi žinom, kad tikimybė, jog pataikys yra 0,8, tai iš vieneto ir mums reikia atimti 0,8 ir mes turėtume gauti tikimybę, jog jis nepataikys. Ir tai bus 0,2. Tai tikimybė, jog jis pataikys bent vieną sykį, yra lygi 1 minus tikimybė, jog jis nepataikys nei sykio. Jog jis nepataikys n kartų, kadangi mes nežinome, kiek kartų jis turi mesti, kad šita tikimybė būtų lygi 0,99. Mes žinome, kad šitas skaičius turi būti mažesnis už 0,01. Tai jeigu aš iš vieneto atimsiu tikimybę, jog jis nepataikys nei sykio, tai man liks tikimybė, jog jis pataikys vieną arba daugiau kartų. Tai tarkim, jis meta 2 kartus. Tai bus 0,2 kart 0,2. Ir tai bus 0,04. Šitas skaičius yra didesnis už šitą skaičių. Tai mums reikia mesti daugiau sykio. Tai pamėginkime mesti 3 kartus. Tai bus 0,2 kart 0,2 kart 0,2. Ir tai bus 0,008. Kaip matote, šitas skaičius yra mažesnis už 0,01. Tai reiškia, kad jam reikėtų mesti 3 kartus. Tai tikimybė, jog jis pataikys bent vieną sykį, yra lygi 1 minus 0,2 kart 0,2 kart 0,2. Ir tai būtų 0,992. Tai atsakymas, jog krepšininkas turėtų mesti 3 kartus. Tai šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video.